Sicilijos šiaurės vakaruose yra toks nedidelis miestelis Poggioriale Vecchia, senoji Poggioriale. Miestelio pavadinimas kilęs iš lotyniško posakio podus regalis, reiškiančio karaliaus kalvą. Tačiau šiandien šis miestelis yra visiškai apleistas, o vietinių siciliečių ir čia atvykusių turistų yra pramintas miestu vaiduokliu. Karaliaus kalva buvo įkurta 1642 metais su tikslu įkurti žemės ūkio centrą. Jį įsteigė kunigaikščio titulo gavęs Francesco Morso. Daugiau nei 30 mečius miestelis toks ir buvo, rami ir glaudi itališka bendruomenė. Žmonės čia vertėsi žemdirbystę ir gyvulininkystę, buvo artimi gamtai ir jos ramybei. Miestelio ilga šimtmetinė istorija, galima sakyti, baigėsi 1968 metais, kai Sicilijos vakarus nusiaubė 6 balų žemės drebėjimas, kuris Poggiorialę sugriovė taip, kad joje gyventi tapo nebeįmanoma. Po žemės drebėjimo buvo nuspręsta, kad miesto atstatinėti neverta, todėl naujoji gyvenvietė buvo pastatyta už kelių kilometrų. Senasis miestas taip ir liko griuvėsiuose, apie jo gyvavimą primena tik gatvelės, aikštės ir maža dalis nesugriuvusių pastatų, po kuriuos buvo labai įdomu pasivaikščioti ir pasijusti kaip vintažinėme itališkame filme. Na, iš tikrųjų, šią lokaciją filmams režisieriai yra itin pamėgę, čia jų nufilmuota su kaupu. Kiek daug paukščių? Čiulbauja. Gerokai apgriuvę, bet yra elektros visokios konstrukcijos, kurios turbūt indikuoja, kad dar visai moderniai kažkada šis kaimelis buvo įrengtas. Čia artėjom prie kažkokio tai lyg tik kultūrnamio, nežinau. Čia labai didelis pastatas. Šiaip autentiškai atrodo, ne? Tualetai. Ten matau labai gražios lubos. Į antrą aukštą užlipkime. O, koks krėslas. Autentiškas. Nu ir neįtikėtinas vaizdas. Aš galvojau, kad čia kažkoks administracinis galbūt pastatas, bet pasirodo mokykla su laiva vienoje klasėje. O gal ir ne mokykla, nes nemanau, kad mokykla būtų lovų. Gal šiaip kažkokia mokymo institucija. Internatas, aš nežinau, vaikų namai, dar kažkas. Geras lovas. Šiaip primena labai, kiek esu matęs video apie apleistas psichiatrinės kažkokias ligoninės tas lovas.
čia atrodo kaip kažkoks medicininė lova. Reikia pamėginti dar aukščiau palipėti, bet ką žinai, ar čia dar kas bus, nes jau paskutinis aukštas atrodo turbūt prasčiausiai iš būklės. Čia sutvirtinimai pastatyti kažkada gal, kad nesugriūtų, vis tiekgi paveldas. Čia jau gerokai. O, yra balkonas, terasa. Čia irgi suolų yra. Apie kažkokią specialių poreikių paskirtį šitą pastatą turbūt gal ir tokios kėdės byloja, gal ir pensininkų čia kažkokia tai vieta. Tai pasirodo, čia buvo biblioteka ir neatspėjau. Išėjus yra lentelė. Nežinau, kur čia lipu. Kažkokia klinika lygtai. Daug medicininių irgi lankstinukų. Labai žemas staktas. Čia netgi kažkur galima užlipti. Nes nežinau, ar čia įtilpsi, žinokit. Bet tai čia niekur ir neveda. Į palėpę, kuri sugriuvusi. O, gražiai atrodo. Ir vonelė tokia mažytė. Gal vaikam skirta. Graži rožinė spalva. Kokia kėdė ten įdomi. Čia turbūt paštui. Toksai keliukas labai jaukus. Senovinis. O, driežiukas, nežinau, ar matėt. I have a chair. Negaliu patikėti, kad praleidau čia vidury namo automobilį sumaitotas. Šito tai tikrai nesitikėjau, nebuvo mano bingo kortelės. Geras. Kaip čia taip iš vis įmanoma? Fiatas, man atrodo, ar ne? Fiat Punto? Iš kėbulo sprendžiu. Stogas nupjautas. Dar viena mašina. Apleista. Gerokai. Durelės. Automobilių tai čia tikrai nesitikėjau rasti. Čia Alfa Romeo? Ar kas? Net nežinau. Apvalus ženkliukas. Sabas čia gal? O, bagažiniai. Detalių variklio. Sukrautų. Jau žmonės turbūt viską pasisavino, kas buvo vertingo. Kažkokios staklės. Omega, gal laikrodžius gamino.
Čia turbūt gyvulininkystė, ar ne? Užsiiminėjo. Šiaip keista, bet čia dar daugiau kažkoks tai garažiukas pastatytas, kaip ir pusiau laikinas. Čia šiek tiek benzino ir šalmas. Čia viduj prigrūsta senų automobilių, va vienas Corsa. Pažymėtas E raide. Čia Punto. Čia visokių irgi detalių. Labai įdomu, kam čia taip viskas sudėta. Gal kažkokį planą turėjo, bet Vigiliai. Miestelis pasivaikščioti buvo itin jaukus, nuostabūs vaizdai ir vaizduotę žadinantys griuvėsiai. Keista tik gal buvo rasti tiek daug automobilių. Veikiausiai žmonės čia juos suvežė norėdami atsikratyti. Kaip jau esu minėjęs keliose epizoduose iš tokių vietų, salose labai sudėtinga su atliekomis ir technikos atsikratymu. Aplink miestą vaiduoklį laukuose auginami javai, daržovės, vaisiai, vynuogės, arbūzai ir melionai. Ypač populiarios yra Beličės slėnio alyvuogės ir vietiniai vynuogynai, kuriuose auginamos ikoniškiausios pasaulio rūšys. Laike sustingusi miestą planuojama prikelti, tik žmonių čia turbūt negyvens. Jau investuojami pinigai čia aptvarkyti istorinius pastatus, aikštes ir gatveles, kad lankytojai galėtų saugiai ir turiningai išvysti prieš 60 metų apleistą miestą.